Čia matau ant sienos štugas nupaišytas jau. Ir kažkur tai užmaskuotas. Tai va, Suomiai iki 80 metų, kuris vis naudojo štugus ir dar kokią tai haubicą. Aigaradžą paskirtas. Čia bus sportininkai. Ką ten tam sakyt kažką jam reikia? Ai, ateis, ką nors pasakys. Jis tiesiog saugo. Štai. Super. Ir nepamirškit paspausti prenumeruot. Štai. Super. Super. Bet keistai atrodo žalias, ką? Super. Čia daugiau visas reikalas. Ir įdomiausia štai čia. Slopintuvas, kaukė. Veikiantis, realiai. Kardanai. Varomasis tiltas. Ne, čia ne. Štai vairuotojo sėdynė ir valdymo svirtis. Viskas gražu, tvarkinga, nedeformuota. Liukai, lankstai, nedeformuota nieks. Čia dabar renkam trupiniais mes. Čia jau matosi papildomi tokie šarvai, papildomas konstrukcijos. Suomių modifikuota. Žiūrėk, lipti tai negali. Ne? O tai, ką ten turim? Pažiūrėsim vėliau. Skydės kulkosvaidininkui. Sparnų tvirtinimas. Atsarginio rato nėra šiai dienai. O tą detalę išluokęs. Parsivežiau nesenai detalytę. Įdomu. Ratukai gumuoti palaikomieji. Sakyčiau, rečiau pasitaiko. Žalias štugas. Ką gero radot? Čia viskas matyta realybėje. Karo mūšio lauke. O tai ta plokštė kokio storio čia net nesimato. Čia jeigu papildoma nuėmus. Tai va. Tokios naujienos.